įkrintamųjų barjeras. Ten vyks kova iki 2 pergalių ir būtų gerai turėti namų arenos pranašumą. Justinas Gorhamas 1-1 dabar įveikia. Arnas Velička, Radzevičius. Iš tolimo nuotolio viskas puikiai. Iki galo Skotas, dar vienas blokas. Martynas Echodas gynyboje gerai atidirba. Normantas nenorėjo forsuoti, galėjo atakuoti iš karto. RJ Kaulas. Kietai, Normantas gynyboje. 5 sekundės, Urkis dar kartą naudojasi fiziškumu, dar kartą lipa į medį, gauna stogą. Kviečiasi į viršų Karaninas Skotas. Masiulis prieš Gargždų lyderį, žais vienas, pastarasis vėl Verbstė. Ir Gyčio Masiulio blokas. Velička, Normantas, vėl Arnas su kamuoliu, Gytis Masiulis. Armando Penktas pelnytas taškas. Ir čia vėl kiaura po varžovų komandos lenta. Echodas prieš Skotą. Labai lengvai, kaip Skotas prasileido. Situacija šiek tiek geresnė, 8 iš 12 pataikymų, tačiau vieno tokio ryškesnio lyderio savo komandoje turėjo pirmąjį kėlinį Gavrilovičių, antrajame kėlinyje žaidėjo vaidmenį daugiau gynybo atliekantis Karaninas, vėl 2 centrais bando žaisti Laimonas Eglinskas. Echodas aliupas, gražiausias mačo momentas. Skotas. Irgi pro šalį. Normantas. Jonkus ieškoja pražangos. Oi. Rankas su mėsomis sugrūstas kamuolys per Jayleną Skotą. Pažiūrėkim, dar Pleikys. Prieš Vordą. Noras atsiskaityti. Įrodo Pleikys, kad gali žaisti nugarą į krepšį ir tą padaro dabar sėkmingai. Kaupti jėgas ir ruoštis ateinančiams rungtynėms su Jonavos ekipa, kurios bus žaidžiamas išvykoje, tiesa laiko. Rainas Larsonas iš tolimo nuotolio apskritai antroje rungtynių dalyje. Pataiko pirmą kartą čia Džeivinas dėl 100 taškų ribą. Viskas padaryta pusės. Na, Orinuką paleido Kodys, pataikyti nepavyko. Starto jaudulys daro savo. O čia nebespėja palys po tankų. Modestas Babraitis. Velička laisvas. Ir Masiulis, dar vienas įimas.